Labai diena visiems čia susirinkusiem, atvažiavusiam, žiūrovam, pašnekovam. Labai džiugu, kad diskusijų festivalio idėjos numarinti negalima ir nepaisant visokių iššūkių, idėja tęsiasi ir yra palaikančių. Ačiū labai organizatoriams už kvietimą ir ačiū už temą, kuri yra labai svarbi ir labai jautri Lietuvoje ir kiekvienas tūlas lietuvis, ko gero, gali kažką pasakyti apie sportą, apie politiką ir apie švietimą. Bet tos diskusijos labai dažnai būna, pakankamai paviršutiniškos ir mes dažnai suprantam švietimą kaip tai, kas vyksta mokyklose, galbūt dar ir universitetuose. Prieš važiuodama čionais ir besiruošdama diskusijai, aš pabandžiau paklausti ChatGPT, ką jisai mato, kaip lietuvių žiniasklaida apibūdina švietimą, kokios yra pagrindinės temos, kokios antraštės yra. Tai aišku, visų pirma, tai yra mokyklos trūkumai įvardyjami, tada kalbama apie švietimo reformą, kuri yra nesėkminga ir nuvaranti švietimą visiškai nežinia kur, apie mokinių pasiekimų skirtumus ir finansavimo problemas. Tai štai kaip Lietuvos žiniasklaida nušviečia švietimą. Bet iš tiesų švietimas yra daug platesnė sąvoka ir kadangi aš esu mokslininkė, tai pabandžiau pasižiūrėti, kągi mokslininkai apie tai sako. Tai švietimas yra procesas, kurio metu yra įgyjamos žinios, kompetencijos, vertybės ir tam tikri elgesio įpročiai. Jis gali vykti formaliai, neformaliai ir jis labai vaidina ypatingą rolę formuojant tiek individą, tiek visuomenę, įgalina žmonės kritiškai mąstyti, spręsti problemas, prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Na ir ką mokslininkai sako apie švietimo naudą, kad naudą valstybei, naudą visuomeniai, tai visų pirma, švietimo lygis pakelia ekonomikos lygį ir Pasaulio banko duomenimis kiekvieni papildomi švietimo metai prisideda prie žmogaus atlyginimo, bet taip pat prie valstybės BVP augimo. Taip pat švietimas yra sąlyga geresnės sveikatos, nes labiau išsilavinę žmonės geriau ir sveikiau gyvena. Jungtinėse Amerikos valstijose daryti tyrimai parodo, kad žmonės su koledžo išsilavinimu vidutiniškai gyvena net 9 metus ilgiau negu žmonės, kurie yra baigę tik tai mokyklą. Tai aišku, yra daug veiksnių, kurie tam daro įtaką, bet bendrai švietimas, jo nauda akivaizdi. Taip pat švietimas daro įtaką visuomenės stabilumui. Visuomenėse, kuriuose yra geras švietimo lygis, yra mažiau nusikaltimų, visuomenės yra mažiau linkusios į konfliktus. Na ir pabaigai taip pat yra labai svarbus faktorius švietimas aplinkosaugai ir tvarumui, kad žmonės, kurie yra labiau išsilavinę, yra linkę gyventi tvariau. Tai matome tikrai labai daug naudų, ką švietimas duoda ir matome labai daug iššūkių, su kuriais švietimas susiduria. Ir tada toksai klausimas, iš tiesų, kokia ta situacija Lietuvoje yra ir ką mes galime padaryti geriau. Kur yra tos esminės sritys, į kurias galime investuoti ir pasiekti tam tikrą proveržį. Ir pakalbėti apie švietimą šiandien susirinko labai nuostabus panelis, įvairus, toks kaip ir švietimas, atspindintis įvairias švietimo dimensijas. Tai visų pirma, mano kolega Vytautas Kasiulevičius, ko gero, jūs visi jį labai gerai pažįstate iš pandeminio laikotarpio, tai buvo žmogus, kuris buvo pagrindinis veidas, švietęs visus per televizorių, ko reikia bijoti, ko nebijoti. Taip pat mes turime nuomonės formuotoja, kuris sako, kad yra menininkas, bet taip pat ir nuomonės formuotojas, Algimantas Kriščiūnas. Ir iš tiesų turintis labai daug didelę patirtį įvairių projektų, bet taip pat turintis labai daug sekėjų. Ir nuomonės formavimas taip pat, ypač socialiniuose tinkluose, yra vienas iš švietimo kanalų. Ir todėl kiekvienas nuomonės formuotojas susiduria su didžiulė atsakomybė. Tai apie tai ir pakalbėsime. Taip pat, aišku, kaip kalbėti apie švietimą be mokytojos. Tai mes turime
mokytoja, chemijos mokytoja iš Ukmergės, Giedrė Paknienė, kuri taip pat pasidalins įžvalgomis apie švietimą būtent mokykloje, kas vyksta mokykloje, kokia mokyklos yra rolė, kokia atsakomybė, kur persidengia atsakomybės tarp tėvų, valstybės ir mokyklos, o kur jos išsiskiria, kokios yra ribos ir taip toliau. Na ir pabaigai taip pat turime meno atstovę, tai Milda Ivanauskienė, kuri yra Mo muziejaus direktorė ir Mo muziejus, aišku, garsėja kaip tas muziejus, kuris turi labai daug švietėjiškų veiklų. Mokyklos mokiniai eina, sužino apie meną ir ne tik apie tokius socialinius fenomenus svarbius, būtent Mo muziejuje. Tai su šiuo nuostabiu paneliu pabandysime pasigilinti į švietimo situaciją ir išsikelti tam tikrus tikslus. Ir po tokių pirminių diskusijų aš pabandysiu atverti galimybę paklausti klausimų ir išsakyti savo nuomonę ir auditorijai. Labai tikiuosi, kadangi tikrai žinau, kad kiekvienas iš jūsų turite tam tikrą nuomonę apie švietimą ir turite pasiūlymų, iš jūsų pasiūlymų ir komentarų, taip pat klausimų. Tai pradėsiu, ko gero, nuo Vytauto. Jau minėjau, kad buvote tas veidas, kuris suvaidinote labai didelę rolę, labai dideliai daliai Lietuvos visuomenės tokių kritiškai svarbių momentų, kuomet reikėjo medicinos žinių. Kokią rolę vaidina medicinos darbuotojai arba medicinos žinios, kalbant apie švietimą? Ir su kokiais iššūkiais susidurėte? Nes iššūkių tikrai labai daug. Kiekvienas gali pasižiūrėti diagnozę Google ir pabandyti pasigydyti. Labadiena visiems. Aš manau, kad gydytojai turi iš tikrųjų misiją savo ne tik tai kasdieninę praktiką užsimti, tai yra gydyti pacientus, bet ir edukuoti visuomenę. Tai buvo visais laikais ir ta tradicija yra labai sena, ateinanti iš labai senų laikų ir nemažai knygų parašyta ir įkvepiančių knygų būtent tų gydytojų, kurie užsiėmė visuomenės sveikata, ne tik tai klinikinė medicina, ne tik tai asmens sveikatos priežiūra, kaip sakoma dabar, bet visuomenės sveikata ir kalbėdami su visuomenė, bandydami aiškinti įvairius dalykus, parodyti jų svarbą. Aišku, pandemija buvo vienas toks iššūkis mums čia visiems. Ačiū labai, kad čia mane pristatėt, kad aš čia pagrindinis veidas, bet nelaikiau aš čia save pagrindiniu veidu. Buvo daug tų veidų labai įvairių. Ir medikai stengiasi tą informaciją kiek įmanoma pateikti šalia to savo darbo, kurį darė rutininį darbą, tiesiog gelbėdami žmonių gyvybės. Tai su kokiais iššūkiais mes visi susidurėm? Aišku, pandemija labai parodė tokį pažeidžiamumą nemažą visuomenės. Aišku, jį kažkuria prasme, aišku, čia būtų labai taip, reikia visada atsargiai rinkti frazes kokias nors, nes ką nors pasakai, tai žiniasklaida gali tą sakinį pateikti ir paskui visi tenai kokią pusę metų kaltina tave. Tai dabar galvoju net kaip pasakyti, bet kažkuria prasme įvykusi pandemija atskleidė tam tikras silpnas vietas, kurios dabar matomos ir karo metu, to vykstančio karo prieš Ukrainą, Rusijos vykdomos agresijos metu. Tai panašios tos problemos iš esmės. Tik tai tas, kad pandemija gal buvo toks iššūkis kitoks, sveikatos iššūkis ir ta lavina dezinformacijos, klaidinančios informacijos, jinai buvo visiems truputį šokas, nes aš kada pradėjau komunikuoti šiek tiek apie iššūkius susijusius su sveikata COVID pandemijos metu, aš turbūt nesitikėjau tokio agresyvumo, kuris užaugo visuomeniai. Maniau, kad daugiau yra nežinojimo, pasimetimo, kaip elgtis ir žmonėms reikia pasakyti, paaiškinti, ne visada rasdavau tinkamus žodžius, nes vėlgi čia labai gera tema, nes ir aš pats pritrūkau žinių komunikatoriaus, edukatoriaus, o tiesiog esu gydytojas, nes tai, kas man atrodo, ką aš suprantu, tai žmonėm atrodo visai nesuprantama ir keista. Beje, po to gilinausi daug įvairių tyrimų, kaip atrodo visuomenė ir mūsų, ir kitos visuomenės, tai tas sveikatos raštingumas
na, jis iš tikrųjų ypač yra nepakankamas pažeidžiamose grupėse, vyresnio amžiaus žmonių tarpe ir taip toliau. Ir čia tada labai svarbus pasitikėjimas, nes čia tos savokos tikiu ir pasitikiu buvo dezinformacijos tų hybridinio karo metu, kuris prasidėjo iš tikrųjų per pandemiją prieš vakarų civilizaciją, taip sakyčiau, kultūrą ir pasaulį. Jis iš tikrųjų keitė tas savokas. Vat, pavyzdžiui, tikiu ir pasitikiu, ar ne? Atsimenat, kad žmonės, kurie sureagavo, kad jie pasitikė skiepais, jie dėjo remelius visokius. Ir aišku, kad jau buvo galima nuspėti, kad jie taps taikiniu, nes žodis angliškas tikiu ir pasitikiu gali skambėti labai panašiai. Ir tų, kurie prieš vakcinas, tų jėgų, tų žmonių buvo ištraktuotas tikiu. Ir tada verčiamas, kad tikėjimas yra aklas, betodariškas, negalvojant apie jo pagristumą. Tuo tarpu pasitikėjimas yra truputį kita savoka ir mūsų bandymas toj viešoje erdvėje pakeisti tą pasitikiu, jis nebuvo pakankamai sėkmingas, nes ta kita pusė socialiniuose tinkluose greitai gavo didelį pagreitį. Mes iš tikrųjų tą matėm dar 2015 metais, čia priminčiau užkrečiamų ligų atstovų prezentacijas, kurios rodė labai vieną keistą dalyką nuo 2011 iki 2015 metų, stiprėjo radikalizacija požiūrėje į vakcinas, pavyzdžiui. Jeigu 2011 metais daug žmonių laikė, kad nesiskiepėjo, bet jie buvo indiferentiški vakcinam, tai padaugėjo tų, kurie už vakcinas 2015 metais, bet taip pat padaugėjo ir ta grupė, kurie prieš. Ir ta prasme, tas toksai agresyvesnis nusiteikimas. Vadinasi, ta eskalacija, jinai vyko palaipsniui ir jinai augo ir tas radikalizavimas, jis iš esmės ir išsprogo turbūt pandemijos metu ypač, kada reikėjo priimti gana sudėtingus sprendimus. Čia klausimas ne apie tai, ar visi tie sprendimai buvo teisingi ir geri, galima daug ką diskutuoti ir tikrai kas nors nuginčytų ir pasakytų, kad galėjo ir kitaip daryti, bet labai aiškus radikalizavimasis ir tame fone pasitikėjimo problema valstybė. Pasitikėjimas ar pasitikė valstybė iškilo labai aštriai tas klausimas. Ir čia pasirodė, kad tas, sakysim, kritinis mąstymas arba tas sveikatos raštingumas vaidina labai nepaprastai stiprų vaidmenį, kada tavo politinė grupė ką nors transliuoja prieš vakcinas, bet tu, kurią tu rinkai ir tu palaikai, ar ne, pavyzdžiui, žmonėm iškilo didelė dilema. Bet tu viduj, tavo tėvai skiepijosi, tu žiūrėjai normaliai skiepus ir tavo ta politinė grupė, kurią tu palaikai, staiga apsisuka, taip atsitikogi su viena didelė partija, kuris staiga pradėjo propagandą prieš vakcinacijų žmonės, sukūrė institutą specialiai tam ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų buvo didelis iššūkis visuomeniai. Ne tik tai kažkokios tai marginalios grupės, kurias ten finansuoja priešiškos valstybės, bet netgi didelės partijos. Ir ačiū Dievui, kad tas branduolys tradicinių partijų atlaikė šitą spaudimą ir visgi nepasidavė tam. Ir čia vat yra dilema, kaip atlaikyti tuo atveju. Kai kas netgi ir pakeitė pažiūras, judėjo iš vienos partijos net į kitą palaikytojų, čiagi yra didelis iššūkis. Tai vat aš noriu pasakyti, kad su kuo mes susidūrėme, tai su didelė fragmentacija visuomenės, su dideliu priešiškumu, nes iki tol, kokias be problemas bespręstumėm, pavyzdžiui, mes čia turėjom ir nesutarimų, ir 19 metais, ir 18, ir 17 su vyriausybė, kai medikų sąjūdį kūrėm, niekada nebuvo grasinimų mirtimi. Kai tik tai prasidėjo COVID pandemija, maždaug 2021 metai, bet ta tendencija stebima buvo įvairiose šalyse, panašiai irgi tyrinėjau, pakankamai labai įdomu, 2021 metai, antra pusė, būtent vasaros pradžia, prasideda tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Kanadoje ir tiek Lietuvoje labai didelė agresija prieš žmonės, kurie pasisako už skiepus, kurie prieš vyriausybę ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai yra, manau, kad dėl daugelio priežasčių. Be abejo, dalis žmonių susidūrė su apribojimais, nuo kurių pavargo.
Ir labai aiškiai matome vieną dalyką. Žmonių judėjimas buvo labai indikatorius, nes Google sistemoje gali matyti žmonių judumą. Tai pirma banga COVID, kurią sėkmingai suvaldė Lietuva pavasarį 2020 metų. Visi žmonės namuose laikosi vyriausybės rekomendacijų, vasarą atlaisvinimai ir rudenio prasideda įtampos, į kurios jau pasikeičia truputėlį požiūris. Pasikeičia politinė dauguma ir prasideda gana didelės įtampos. Dar iki pat žiemos, kol pakilęs COVID'as, jos laikėsi taip, kol vakcinos atsirado, bet paskui jinai išsprogo 21 metų vasarą jau. Tai vat tą mes matom. Ir va čia iš tikrųjų įtampų tokiom fone komunikuoti buvo labai sudėtinga. Bendrauti buvo sudėtinga, nes niekas tavęs nebegirdi. Čia ir tada atsiranda savęs priskirimas, sutapatinimas su kažkokia grupe, kuri, reiškia, pasisako prieš ir nebenori girdėti nieko. Ir čia klausimas sudėtingas, iš tikrųjų nėra vienareikšmio atsakymo. Ar sveikatos raštingumas visada suveikia, ar kritinis mąstymas visada suveikia. Jeigu aš palaikau kažkokią idėją, jeigu mane apniko teorija sąmokslo, kad dabar bus COVID lustai, reiškia suleisti, kad reiškia bus apribojimai, tik tai viskas blogės, kad tai nesibaigs su pandemija, kad tai bus toliau tęsiama, kad žmonės bus pajungti kažkokiai tai ir taip toliau. Bet čia yra daug tokių klausimų, į kuriuos atsakyti turbūt nelengva. Medikam tikrai teko didelė įtampa šitoj vietoj. Ir netgi tie filmavimai ligoninėse, atsimenat ar ne, veržimais į intensyvę terapiją, nufilmuoti, ar tikrai ten guli žmonės reanimacijoje. Ir čia mes susidūrėme su duomenų saugos problema, mes galėtumėm parodyti daug nuotraukų, bet tu saugai to žmonės ir taip toliau, nes tai yra, tu negali užsimti tokiam lygiai fotografuoti ir demonstruoti, kas vyksta. O tie žmonės netikėjo tuo. Tai va tas netikėjimas, tas priklausimas tam tikrom frakcionavimasis nuomonės ir medicininė edukacija ir sveikatos raštingumas susidūrė su tokiais iššūkiais. Atsiprašau, kad čia ilgai leidau. Ačiū Vytautai. Ilgai todėl, kad tema įvairiabriaunė ir apie sveikatos raštingumą ir tai, kaip sveikata tampa dezinformacijos objektu ir tai, kokį poveikį apskritai valstybės stabilumui gali atnešti sveikatos raštingumo nebuvimas ir ar sveikatos raštingumas čia yra svarbiausia, sprendžia problemą, kad neapniktų žmonių konspiracijos teorijos ir koks yra tas bazinis minimalus sveikatos raštingumo lygis, kurį mes turime turėti. Ar ten mokyklose galima užtikrinti vėlgi, kad tas lygis augtų, ar yra tik tai tam tikra amžiaus grupė, nuo kurios reikia pradėti įdiegti tikėjimą mediciną. Tai apie tai mes dar pakalbėsime, bet dabar žiūriu į Algimantą. Algiu, gerai, į Algį žiūriu ir galvoju. Ir labas vakaras, labą dieną. Vytautas jau kalbėjo apie tai, kad čia ir socialiniai tinklai, ir medija, ir komunikacija, bet socialiniai tinklai be abejo daro labai didelį įtaką. Ir jie labai tokie polarizuojantis yra, nes gyvai kartais labai sunku pasakyti, kad ten durnas, ten tau bjaurybė, bet socialiniuose tinkluose kažkaip už kompiuterio sėdėdamas žmogus įgyja tos drąsos ir tada tos polarizacija prasiveržia labai radikaliomis formomis. Socialiniai tinklai yra švietimo sklaidos kanalas. Galima labai pasiekti didelės auditorijas ir padaryti labai fantastišką darbą šviečiant. Bet iš kitos pusės nuomonės formuotojas susiduria su milžiniška atsakomybė, kad nepadaryti žalos. Arba jisai specialiai susidaro tą skleidžia ne šviesą, o tamsą. Tai visiškai. Be abejo. Tai kokia jūsų patirtis ir receptai? Jo, tai taip pat yra puikus kanalas skleisti blogį, bet čia nieko naujo. Puikus kanalas yra daug stipresnis netgi už žiniasklaidą, kur reikia įsijungti televizorių, o tu telefoną turi visą laiką prie savęs ir tenais visos tau reikalingos naujienos yra tau sudėliotos taip, kad tu skaitai savo socialinio burbulo
reiškia, žinias. Jeigu tu televizoriuje įsijungi, tu skaitai daugmaž, ten truputį gal iš vieno kampo, iš kito kampo, bet jeigu tu esi antivakseris, tai tau tiesiog Facebookas, Instagramas tau meta informaciją, kuri yra būtent iš tos srities, kad tavo draugų ratas sukuria. Taip sukurti algoritmai yra. Ir tai yra siaubingas blogis, nes žmogus, jeigu jisai turi kažkokią tai abejonę dėl skiepų, jam pasirodė, kad va čia gal girdėjo, kad kažkokiam pusėse tenai susirgo, tai jam ir toliau eina tas įsrautas patvirtinantis, kad taip, viskas yra blogai, viskas yra sąmokslo teorija ir kad, reiškia, mus stengiasi nužudyti ir sučipuoti. Tai bet ką aš noriu pasakyti. Taip yra, mes iš to nepakovosim, nes čia reikia kovoti su socialinių tinklų kūrėjais. Tai čia turbūt ne Lietuvos lygio kova. Bet kodėl žmonės pasiduoda tom sąmokslo teorijom? Tai yra, va čia yra švietimo spraga, nežinau, galbūt pati koncepcija švietimo yra ne iki galo aiški. Mums atrodo, kad švietimas tai yra darželis, mokykla, universitetas. Pagal ES duomenis mes esame lietuvės moteris visoje Europoje kartu su Airija yra labiausiai apsišvietusios turinčios 3 lygio išsilavinimą, ta prasme, universitetinį išsilavinimą. 40 kažkiek tai tam procentų lietuvių moterų tai yra daugiausia visoje Europos Sąjungoje. Vyrai truputį nusileidžia, bet viskas tvarkoje irgi neatsiliekam. Žodžiu, pagal visą išsilavinimą mes esame labai aukštumoje, bet pagal mūsų kritinį mąstymą mes esame toli gražu ne viršūnė. Mes esame, daug dievę, apie viduriuką ir dar žemiau. Problema yra tame, kad mes įsivaizduojame, kad pabaigiau mokyklą, pabaigiau universitetą, viskas, padėjau tos užrašus, viskas, aš pasimokiau, aš dabar visą gyvenimą jau esu protingas, aš jau turiu kažkokį tai diplomą, bakalauras, jau aš dedu ant stalo ir aš esu bakalauras ir viskas į gyvenimo galo bakalauras. Bet klausykit, mokytis reikia kiekvieną dieną. Va čia yra didžiausia klaida, kad mes galvojam, kad pabaigėm universitetą ir viskas, mes jau viską išmokom. Nes gyvenimas keičiasi kiekvieną dieną. Kritinis mąstymas atsiranda tik tada, kai tu kiekvieną dieną domiesi, kažką naujo atrandi. Tai vad aš sakau, kur socialiniai tinklai galėtų būti, tai influenceriai tokie, gerai kaip aš influenceriai tokie, kurie patys tuo domisi, kurie pasakoja savo atradimais, dalyjasi savo atradimais, su savo burbulo, savo rato žmonėmis, skatina juos. Pavyzdžiui, perskaitai gerą knygą, dedi į Facebooką ar Instagramą, kad tai yra vertas dėmesio kūrinys. Perskaitykit ir jūs. Ir žinokit, tikrai kokie, iš 1020 žmonių tą knygą perskaitys, tai jau yra žingsnis pirmin. Nes jeigu tu nieko nesakysi, jeigu tu tik dėsi savo Maldyvų nuotraukas, kaip ten fainai buvo, tai žmonės pavarvins selį, bet jie, gal vienas nuvažiuos į Maldyvus, bet jie nuo to netaps protingesni, jie netaps labiau, gerai, labiau apsišvietę, tiesiog bus labiau įdegę. Tai aš galvoju, kad mūsų kaip influencerių, kodėl aš vadinu save influenceriu, iš tikrųjų aš labiau turėčiau sakyti, kad aš esu menininkas, kūrėjas ir taip toliau, bet jeigu pristatė influencerių mane, tai aš turėčiau ir tęsti tą liniją, tai aš galvoju, kad mūsų kaip influencerių užduotis yra šviesti žmonės ir raginti, kad jie nesustotų pabaigę universitetą. Mano, aš tiesą pasakius irgi labai daug skrolinu telefoną, bet kartais iškrenta kačiukai, šuniukai, bet juos stengiuosi praskrolinti ir labiau man vis dažniau pradeda kristi astrofizikos kažkokie tai dalykai. Visi moksliniai atradimai, naujienos kažkokios. Tai šituo aš domiuosi ir tuo bandau dalintis. Aišku, aš nerašau tenais apie kvantinę mechaniką, kažkokią tai dalykus, kurie sunkiai suprantami, žmogui, kuris nesidomėjo. Bet nuo to pradedant savo pasakojimą arba tą kvantinę mechaniką įjungiant į tą pasakojimą ir sakant, klausykite, žinokit, pasaulis yra nuostabus, jūs tik domėkitės juo ir jūs pamatysite, kaip yra faina ir gera gyventi. Tai aš sakyčiau, kaip socialinių tinklų, tas, nežinau, kažkoks tai atstovas, tai manyčiau, kad būtų tokia mūsų švietėjiška misija. Aš dar tokį follow-up vieną klausimą turiu. Aš, kaip minėjau, kaip švietimas apibrėžiamas, tai procesas, kurio metu įgyjamos žinios, kompetencijos, bet ir vertybės. Ir va čia toksai klausimas, ta švietėjiška veikla, tie nuomonės formuotojai, tai viskas gražu, knygos, kvantinė fizika, paveikslai. Ar turi teisę ar net pareigą nuomonės formuotojas skatinti tam tikrų vertybių formavimąsi visuomenėje?
Nu, čia priklauso nuo formuotojo, jeigu jisai... Šiaip taigi ten niekas nepasirašė sutarties, kad aš turiu, privalau ten dalį ten Čia ir problema yra, kad nėra jokio sutartinio apribojimo. Čia yra žmogaus sąžinės reikalas. Jisai kitas, pavyzdžiui, pasakos, kad puikiai žinodamas, kad yra melas, skleis, kad ten mūsų čipuos, kad mūsų ten kažkas tai kažką tai apgauna, kad mūsų valdo driežiažmogį, kad žemė plokščia, nors jisai puikiai žino, kad taip nėra. Tai čia jo sąžinės reikalas. Gali tu skleisti neapykantą tame tinkle, bet gali pasirinkti skleisti gerus dalykus ir šviesą kažkokią. Aš galvočiau, kad pirmiausia, reikia pagalvoti, kokioje visuomenėje tu nori gyventi. Ar tu nori gyventi durnių kažkokiam tai pasaulyje, ar tu nori gyventi šviesių žmonių, gerų žmonių pasaulyje. Tai, ką tu pasakoji savo auditorijai, tai tokia ta auditorija, tavo tokia aplinka ir bus. Jeigu tu juos išmokinsi, kad žemė plokščia ir kad visi mus nori apgauti, tai tu gyvensi kažkokio tai pragaro kažkokio tai valstybei. Bet jeigu tu žmonės raginsi, kad eikime į kultūrą, dalinkimės kažkuo geru, tai tada aš gyvensiu geroje visuomenėje. Aš galvoju, čia turbūt yra pilietiškumo esmė, kad mes turime galvoti ne tik apie save, ką aš noriu nuveikti, bet ką aš noriu pasidalinti kuo aš noriu pasidalinti su kitais žmonėm, kad tai yra iš tiesų tai yra egoistiškas požiūris, bet jis toks yra, jis veikia teigiamai. Aš noriu sukurti aplink save protingų ir gerų žmonių ratą. Tada bus man gerai gyventi, bus mano vaikam gyventi gerai. Tai man atrodo, kad čia sąžinės reikalas ir šiek tiek proto reikalas. Tai kai tu supranti truputį žingsnį į priekį, kas bus po to, kai tu pasakysi žmonėm, kad žemė plokščia, ir kas bus po to, kai tu pasakysi, kad domėkimės, kad pasaulis yra nuostabus. Kai tu galvoji žingsnį į priekį, tu tada supranti, ką tau reikia sakyti tuose socialiniuose tinkluose. Dėkui. Konspiracijos teorijos iš tiesų plinta, socialiniai tinklai prisideda, tikinčių konspiracijos teorijoms skaičius kai kur auga, kai kur mažėja, visuomenės labai skiriasi. Vienos visuomenės yra imlesnės konspiracijos teorijom, kitos yra mažiau imlios. Galima tai sieti su išsilavinimu, švietimu, bet ką ir minėjote, tikrai ne to, kad tu įgijai bakalauro ar magistro laipsnį ir tu jau turi tam tikrą imunitetą konspiracijos teorijom, taip nėra. Yra, tarkim, ko gero istorijos, tradicijos, labiau žmonės tikintis, mažiau tikintis. Tarkime, Rusijoje labai yra didelė dalis visuomenės, kurie tiki konspiracijos teorijom. Tarkime, Rumunija, Slovakija irgi yra šalis, kur tikrai nemažas procentas. Kodėl taip atsitinka? Vienas iš aiškinimų būna, kad tai yra susijęs su individo tikėjimu, kiek jisai pats gali priimti sprendimą dėl savęs, dėl savo ateities. Jeigu tu mažiau tiki, tai tada tiki visokiam konspiracijos teorijom. Tai labai svarbu yra įdiegti tikėjimą individui nuo mažų dienų, kad jisai gali spręsti, kad jisai gali padaryti kažką, ne tik tai skųstis. Čia prisimenant Michelle Obamos kalbą demokratų kongrese, kad nesiskūs, bet imk ir padaryk kažką. Ir ko gero visų akis, visų pirma, kai kalbam apie tai, krypsta į mokytojus, milžinišką atsakomybę, atiduodame savo atžalėlės ir tikimės, kad mokytojai išspręs visas problemas ir paruoš universitetui, ir vertybės įdiegs, ir išauklės. Ir ta milžiniška atsakomybė ateina ir su tėvų reikalavimais. Aš iš tiesų iš mokytojų esu girdėjus labai daug skundų, kad ne vaikai problema, ne finansavimas problema, ne sudėtingos programos ar vadovėlių nebuvimas, bet super tėveliai, kurie kišasi ir kelia lūkesčius ir trukdo visam procesui. Tai kreipiuosi į Giedrę. Iš tiesų, kaip jūs matote visą tą situaciją, kokia mokyklos yra rolė, ko gero natūrali rolė šviesti, bet šviesti plačiau, ne tik tai išmokyti tam tikrų dalykų ir kokias problemas įžvelgiate. Labą dieną. Man turbūt labai yra malonu, kad aš atstovauju pilietišką mokyklą. Jeigu dalyvauju pilietiškumo festivalyje, tai atstovauju Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją. Ir kodėl drįsau tai pasakyti, kad atstovauju pilietišką mokyklą? Jeigu aš dabar taip žvilgsniu pravesčiau, tai labai daug mūsų bendruomenės narių yra čia. Tai ugdant vaiką, ugdant jauną žmogų, iš tikrųjų turbūt yra svarbiausia pavyzdys. Ir mokykla yra ta organizacija, kur vaikai mato labai daug. Visada mato mokytoją, visada vertina mokytoją ir mokytojas yra kaip pavyzdys. Ir kai mokytojas per vieną parą
tapo informacinių technologijų specialistu pandemijos laikotarpiu, tai iš tikrųjų mes tuo metu dirbom 24 valandas per parą, nes išmokom iš tikrųjų naudotis visomis programomis, kūrėm užduotis. Ir turbūt iššūkis buvo didžiulis. Tai yra pagarba pirmiausia visiems mokytojams, kurie dar šiandieną yra mokykloje. Nes jie atlaikė būtent pandeminį laikotarpį, kuris švietime buvo labai sunkus. Ypatingai sunki buvo pradžia. Mes vykdėm tą švietėjišką veiklą, kai panikavo vaikai, panikavo tėvai, mes panikavom dėl savo tėvų. Nu, žodžiu, buvo toks užburtas didelis burbulas, bet jaunimui vis tiek turėjom nešti tą pozityvą, tikėjimą ir aišku, ugdymą vykdyti. Ta mes ir darėm. Tai dabar kokia ta mokyklos atsakomybė iš tikrųjų yra? Mokyklos atsakomybė yra būtent užtikrinti ugdymą turbūt ir puoselėti tą jauno žmogaus asmeninį ir visuomeninį augimą. Ir jeigu taip jau detalizuoti tą žodį, kas tai yra užtikrinti? Kaip tu tai gali padaryti? Tai būtent ir aš iš tikrųjų labai daug prisidedu prie to ugdymo, užtikrinimo, gal tiksliau būtų pasakyti prie organizavimo, nes vienas punktas yra toks, kad pirmiausia tą ugdymą reikia organizuoti. Reikia parinkti mokymo priemonės, reikia parinkti metodikas. Toliau mes iš tikrųjų turime pasižiūrėti į ugdymosi aplinkas, jos turi būti saugios, vaikams palankios. Ir vėlgi prie to prisidedam, tą žiūrim. Aišku, aš atstovauju gal labiau savo mokyklą, bet tikrai drąsiai galiu sakyti ir apie mūsų rajoną, nes iš mūsų rajono mokyklų mokiniai ateina pas mūsų gimnaziją, atsineša savo kultūrą ir mes ją toliau puoselėjam tą kultūrą. Toliau kitas dalykas, mokykla juk turi užtikrinti turbūt aukšto lygio, bent jau gimnaziją, mokymo procesą ir objektyvų vertinimą. Turi būti labai tokia, sakyčiau, kultūringa komunikacija su tėveliais. Todėl, kad tėvelių, kaip ir minėjot, iš tikrųjų norai yra dideli ir reikia su tais tėveliais, pirmiausia turbūt su tėveliais rasti kompromisą, kur yra ta pažangos ir pasiekimų riba ir tada jau žinant tėvelių norą su vaiku susitarti visada, bent jau gimnazijoje tikrai yra lengviau. Toliau kas dar keliauja. Turbūt labai svarbu gimnazijoje ir apskritai švietime, ugdyme yra socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Ir tada žmogus tampa tvirtas, tada jis turi stuburą, kai jis yra saugus ir iš tikrųjų išprusęs socialiai ir emociškai. Ir turbūt labai svarbus vaidmuo mokyklai tenka, mes turim matyti, ko trūksta mokytojam. Ko reikia mokytojam atsižvelgiant į kontekstą ir į mokyklos specifiką. Tai mes turim tiek mokyklos darbuotojų, tiek pedagogų rūpintis tuo profesiniu augimu ir tobulėjimu. Ir turbūt paskutinis dalykas, kur aš taip greitai galvodama, tai yra, dabar ateina nauja banga, tai apie tai labai daug šnekam, bet mes tą darėm jau senai. Tikrai įtraukti švietime buvo. Gal tų vaikų su labai dideliais fiziniais poreikiais. Gal jų mokykloje buvo mažiau ir buvo specializuotos mokyklos. Bet šiaip vaikų ir autistų ir visokių kitokių mes tikrai labai daug turėjom. Mes puikiai atlaikėm. Aš tikrai galiu pasakyti mūsų savo gimnazijos pavyzdžių, mes puikiai atlaikėm įtraukti, kai pas mus atvažiavo 15 ukrainiečių, nemokančių mūsų gimtosios kalbos, nepaslaptis, kad ugdymas Lietuvoje vyksta Ukmergėje visose mokyklose, tai yra gimtaja kalba. Ir tada viskas buvo ir rusų kalba prisiminta, ir anglų kalba, ir telefonas, ir sakau, mūsų kompetencijos plečiasi milžiniškų greičių ir vaikai mato, kad mes norim. Vaikai mato, kad mes darom. Vadinasi, mokytis niekada nevėlu. Tiesiog aš tai visada galvoju, kad puikus pavyzdys turbūt labiausiai auklėja. Aišku, akademinės žinias reikia įgyti, reikia išmokti ir reikia dirbti.
Ačiū labai, Giedrė, dar tokį irgi klausimą turiu. Tai mokytojai tokie kaip supermenai turi iš principo viską mokėti ir ašarą nušluostyti, ir žinių Ir patys turėti, paverkti. ir patys paverkti. Tokia labai iššūkių daug kelianti specialybė. Ir Lietuvoje mes čia dažnai, kaip jau ir minėjau, iš žiniasklaidos gauname tokią vien tik tai negatyvę informaciją, kad nepakankamai finansuojama specialybė, nieks nestoja į pedagogiką, žodžiu, viskas blogai, blogai, blogai. Kaip jums matosi iš mokyklos perspektyvos, koks pagrindinis ar kokie pagrindiniai iššūkiai yra? Ar tai yra finansavimas, ar tai yra kažkas kito? Finansavimas yra visada gerai. Kuo didesnis finansavimas, tikrai mes bet kokį didesnį finansavimą mes priimtume. Bet koks didžiausias iššūkis? Gal ne šiandien, gal taip grubiai, sakykime, po 5-7 metų pagrindinis iššūkis bus tas, kad į pedagoginės studijas ėjo jaunimas, kuris niekur nepateko. Šiandien situacija jau yra truputėlį geresnė. Šiandien pedagoginės studijas renkasi tie vaikai, kurie myli vaikus. Tie mokiniai, kurie myli vaikus. Ir jeigu tu vaiką myli, tu supranti, tu galų gale tas akademinės žinias pats įgysi. Ir jeigu norėsi ir stengsi, sugebėsi perteikti jaunam žmogui. Tai va tas yra, kad manau, krizė po kokių 5 metų bus didžiulė, paskui jinai vėl bus išspręsta, kadangi dabar jau tikrai yra vaikų, kurie drąsiai pasako, aš tikrai noriu būti mokytoju, man žiauriai patinka dirbti su vaikais. Pagarba tokiems vaikams, gal mato pavyzdį gerą. Ačiū labai, Giedrė, už tą supermeno rolę ir nuostabų pasisakymą. Ir dabar žiūriu į Mildą, kuri taip pat yra tam tikrą prasme edukatorė mokytoja, nes galima edukuoti ir per kultūrą. Ir tai yra labai svarbi irgi dimensija, nes kultūra ir kritiškas mąstymas, kreatyvumas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas yra labai labai susiję dalykai. Ir be kūrybiškumo, ko gero, nebus kritinio mąstymo, o kritinis mąstymas labai svarbu kovojant su sąmokslo teorijom ir skatinant valstybės ir individų sėkmę. Čia tokia kaip uždaras ratas. Koks yra muziejų, kultūros darbuotojų vaidmuo užtikrinant švietimą, žinias, kompetencijas ugdant, bet taip pat prisidedant prie valstybės sėkmingumo? Sveiki visi, labai malonu čia būti ir tikrai kultūros reikšmė buvo puikiai aptarta prieš tai buvusioje diskusijoje ir dabar labai smagu paimti specifiškai tą švietėjišką kampą. Ir pats Mo muziejaus įsteigimas, jis iš tikrųjų buvo labai stipriai angažuotas ir motyvuotas mokymosi visą gyvenimą idėja. Muziejaus kaip tokios trečiosios vietos, kur gali susitikti labai skirtingos nuomonės. Ir šiaip šiandien mes mąstom apie tai, kaip tą išlaikyti, nes polarizacija faktas, kad didėja ir grasina ir muziejui užimti kažkokią poziciją, kur tu būsi nebeprieinamas kitaip mąstančiam. Aišku, kad ta pradžia ir mūsų išsikelta problema, tai ką muziejus, naujai besikuriantis, matydamas, kad menu domisi, čia buvo 2015 metai, netiek daug žmonių. Menas dažnai laikomas elitinė niša, kuri ir yra prieinama, suvokiama tik tai tam tikro išsilavinimo ir taip toliau žmonėm, arba prievarta atvedamiem vaikam, kurie gal ir nelabai ten įsijaučia, atbūna ir išeina. Ir matant tą kontekstą, kaip iš tikrųjų įausti prasmingai muziejaus veiklą į visuomeniai naudingą organizaciją, kuri gali veikti ir funkcionuoti ne nišoje, bet kaip strategija Lietuva 2050 sako, kaip pamatas. Ir iš tikrųjų
ėmėme žvalgytis, tai kokių edukacinių veiklų reikia muziejui, ką mes galim daryti, nes dailės būreliai, įvairių dalykų tikrai atrodė, kad yra, bet ką muziejus galėtų ir kaip veikti, kad rastų sąlytį su mokykla, su mokytojais, su švietimu prasmingesnį. Ir mes iš tikrųjų ėmėm aktualizuoti tokį naują metodą, tai yra vizualinio mąstymo metodas, su kuriuo Ukmergės nuostabus, drąsus mokytojai susidūrė ir galėsit pasakyti, kaip ten sekėsi. Bet kas buvo labai įdomu, atsigręžė į tą metodą, kuris išpopuliarėjęs yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir labai naudojamas, yra pagrįstas moksliniais tyrimais, kaip jis veikia, ugdant kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir komunikaciją. Na, galvom, kaip jį įdiegti ir kas ir kaip juo naudosis. Ir iš tikrųjų, ką pamatėme analizuodami, kad jį buvo mėginta vežti į Lietuvą 90-ųjų pradžioje. Ir jis buvo absoliučiai atmestas. Kodėl? Todėl, kad nieko neišmoko. Taigi jis nieko tu nesužinai, nes iš tikrųjų tai yra ugdomas tam tikras mąstymo būdas, tai yra kūrybinis mąstymas, kritinis mąstymas ir tuo metu dar reikėjo, su tokiais gan juokingai skambančiais ar klišėm ar stereotipais kovoti, kad kūrybinis mąstymas tai yra menininkai, ir kitiems neaktualu ir iš vis nėra ko kalbėti ir gerai, kad ir nereikia visiems to kūrybinio mąstymo. Tikrai čia yra citatos, su kurias teko atreminėti, kad ne, tai yra būdas mąstymo. Ir kitas, kad kritinis mąstymas tai yra kritikavimas. Ir taip čia tos kritikos visiems užtenka ir čia nereikia į tai leistis. O iš tikrųjų, kad tai yra tam tikri mąstymo modeliai ir kad, jie savaime nėra duotybė, o jie yra lavinami. Ir būtent tas metodas būti muziejuje, ties meno kūriniais, juos stebėti ir veikti ir dirbti su neapibrėžtumu grupėje, analizuoti, kelti idėjas ir versijas ir yra būtent to mąstymo ugdymo metodas, kuris dėja tų žinių krepšelį čia ir dabar gal ir neatsineši, bet atsineši patyrimą ir būdą veikti su tam tikra informacija. Tai gal nežinantiems šiek tiek praplečiant, tai kad grupė dirba ties meno kūriniu ir yra moderatoriai, kurie tikrai ilgai mokosi ir daug kursų praeina, kad pravestų tokią diskusiją ir būtent akcentuotų tuos modelius ir įdiegtų tas kompetencijas mąstyti tam tikrų būdų. Klausia, kas vyksta šiame paveiksle. Ir tas, kas vyksta šiame paveiksle, labai iš tikrųjų atveria skirtingas pasaulėžiūras, nes kas vyksta paveiksle, tai labai yra dažnai susijęs su tuo, kas vyksta manyje ir apie ką aš esu, apie mano patirtis. Ir tuo yra įdomesnė diskusija, kuo grupė yra skirtingesnė, nes tada ir tas patirčių laukas, matymų laukas plečiasi nuo, kalbant vyrai, moteris, amžiaus grupės, kartais netgi skirtingos kultūros. Bet kelt idėjas ir ką aš matau, dalintis, klausyti yra viena kompetencija, kas yra, aišku, kūrybiškume labai svarbu, vaizduotėje, įsivaizduoti, bet paskui eina kitas raundas klausimų, o ką aš matau, kokiais argumentais grindžiu tai, ką sakau. Ir čia jau atsiranda kritinio mąstymo elementai, kad, kas gali būti, kokie objektyvūs faktoriai tą įrodo. Ir iš tikrųjų, tokiu lavinimu, tai yra jau irgi pagrįsta įrodymais, kad jeigu vaikai, pavyzdžiui, dirbtų nuosekliai, treniruotųsi būtent tokiu būdu, ne kartą atėję į muziejų su savo edukacija, kas yra irgi nuostabu, nes jie prisiliečia, bet kaip nuoseklų metodą, kad tai duoda iš tikrųjų tam tikrą įgūdį būti ir klausytis, ko man atrodo Lietuvoje, pilietiniai visuomeniai, tas diskusija, pagarbi diskusija, klausimas argumentų, atremimas argumentų, perklausimas ir supratimas, kad tai yra tam tikras modelis, ne įžeidinėjimai, ne savo, bet diskutavimas tas tikrasis. Tai man atrodo, kad čia muziejaus prasmė ir, kalbant tada, ar čia mes užsidarę tam burbulė ir kas vyksta tam muziejui, tai norisi to pozityvumo, kad dėja, tai, ką Margarita pacitavo žiniasklaidoj, tai tos žinios, kas vyksta muziejui ir kokie projektai vyksta, jos neprasimuša taip
sparčiai kaip blogosios žinios, bet kad iš tikrųjų yra bendradarbiavimas su mokytojais ir mokyklomis. Muziejų dalyvauja virš 5000 mokytojų programoje, kur savo norų, savo laiku, ir čia tikrai visada kyla noras nusilenkti, padėkoti, kad jie eina į naujas tas teritorijas, į tokius naujus metodus, kurie gal nepatogus, nelabai patirti, bet neša tai į mokyklas ir mes paskui gaunam grįžtamą ryšį, kaip fizikos mokytojai naudoja vizualinio kūrinius meno tam, kad kažkaip kitaip prieiti prie tų problemų ir sužadintas smalsumą, ar literatūros mokytojai. Ir kad tai iš tikrųjų padeda plėsti ribas, net ir dalyko mokantis, kažkaip į jį ateiti kitaip, neneigiant, kad reikia kai ką ir išmokti ir žinot tiesiog kaip informaciją, bet bent jau reflektuojant savo mokymasi, tai iš tikrųjų žinojimas, atsiminimas buvo svarbesni procesai negu iš tikrųjų mąstymas ir supratimas, klausimų kelimas. Tai to atrodo, kad norisi linkėti, bet tuo pačiu ne viską užkraunant mokytojams ir mokykloms. Tam yra muziejai, tam yra įvairios iniciatyvos, kur mes galim kartu dirbti ir iš tikrųjų spręsti tas problemas, dalindamiesi savo metodais ir savo erdvėmis ir tuo, ką turim turiniu. Ačiū labai, Milda, iš tiesų, švietime dalyvauja daug veikėjų ir kas labai svarbu, ko gero, kad jie turi bendradarbiauti, tik tai bendras darbas duos kažkokį rezultatą, kuris pakeistų visuomenę, nes kol visuomenė nesikeičia, nieko mes pokyčių ir nematom. Tu gali paremontuoti vieną kampą, bet jeigu kiti kampai bus aptriušę ir netvirti, namas nesilaikys. Bet dar tokį labai trumpą klausimą. Milda, jūsų manimų, kūrybiškos visuomenės ir nekūrybiškos visuomenės, kuo jos skiriasi ir kokie bruožai pagrindiniai kūrybiškos visuomenės? Nes kūrybiškos visuomenės yra sėkmingesnės, čia irgi mokslu grįsta yra. Tai manau, kad demokratija yra kūrybiškos visuomenės tokia fundamentali sąlyga, nes vis dėlto yra laisvas protas ir galimybė kelti klausimus. Ir va čia galbūt kūrybinis mąstymas ar kritinis mąstymas turi tam tikrų specifikų, kaip mes tą darom, bet jų bendrybė yra klausimas, smalsumas, hipotezių kėlimas, jų įvairovės, paskui tikrinimas, bet tam, kad tai vyktų, tu turi turėti iš tikrųjų vidinę laisvę klausti. Ir man atrodo, tas ateina į mokyklas, to galbūt trūko, nes buvom kitokia visuomenė. Ir ta laisvė klausti, laisvė mąstyti, kelti klausimus ir ne kodėl ne, o kas jeigu. Ir tas būdas veda į naujoves. Ir vėlgi, neužjuodinant, galvojam, mes tikrai turim didelį startuolių bumą ir tai yra tikrai kūrybiškos visuomenės pavyzdys ir, kaip sakant, indikatorius, kad yra to kūrybiškumo ir proveržio kurt dalykus, o ne tik tai konspiracijos teorijas. Dėkui, Milda, iš tiesų, išsilavinęs žmogus dažnai yra ir laisvas žmogus ir kuo daugiau išsilavinęs, tuo jis dažnai yra labiau laisvas, o laisvė yra svarbi kūrybiškumui ir sėkmiai. Tai pirmą raundą baigėme ir aš dabar žiūriu į mūsų auditoriją ir labai laukčiau jūsų įžvalgų šiomis temomis arba galima ir iš visai kitos temos šaut kažką. Taip. Kažkas pirmas turi būti. Aš neatiduosiu savo, nes kažkada gavau pastabą, kad moderatorius net negali atiduoti mikrofono, nes diskusija gali žlugti. Ačiū labai. Aš tą klaidą jau padariau prieš tai diskusiją. Bet nežlugo. Ar švietimas ir geresnis išsilavinimas gali nutraukti socialinių nesėkmių ratą? Jeigu aš gimiau kaip vaikas asocialioj šeimoj, kur matau alkoholizmą, smurtą, skurdą, ar švietimas gali ištiesti man ranką ir tapti tuo tilteliu, ar aš galiu pereiti kitą socialinę pakopą? Ačiū labai už klausimą. Ir ar tas klausimas čia visiems? Manau, kad visi po truputį. Tai gal pradėsim dabar iš kitos pusės. Pirmą į Mildą žiūriu ir tada... Žinoma, kad taip. Ir aš tai iš karto pavyzdžių noriu atsakyti, nes yra Kazickų fondas, kurie būtent yra
jų misija yra atnešti kultūrą, švietimą į Lietuvos regionus, bet ne šiaip, o jie turi tą savoką underprivileged youth, tai yra jaunimas, kurie būtent neturi pradinio gero starto. Ir mes esam jų partneriai, eidami į tas vietas, į kultūros centrus ir taip toliau megzdami tą tinklą ir būtent ten vykdydami edukacijas, šitas, ką ir minėjau, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kad Lietuvoje yra šviesuolių, kurie apie tai galvoja, tam skiria finansus, bet yra dar irgi puiku, kad yra ir partneriai, muziejai, kultūra, kurie ateina ir mes ten esam ir aš tikiu, kad tai keičia iš tikrųjų. Ačiū, Milda. Giedra. Mokykla iš tikrųjų tai daro kiekvieną dieną ir tikrai yra taip, iš įvairiausių socialinių sluoksnių vaikai ateina ir jie užauga. Ypatingai tas šuolis, mūsų mokinių amžiaus grupiai, jaučiasi 3-4 klasėje, tai yra 11-12 klasėje, jie tampa pilnamečiai ir tu pamatai, kad tas vaikas, kuris atėjo, neturėdamas, nesvarbu, kad jis jau atėjo į 9 klasę, neturėdamas socialinių įgūdžių, turėdamas komunikavimo problemų, bendravimo problemų, jis užauga. Tam mokyklose iš tikrųjų dirba komandos. Didžiulis vaidmuo pirmiausia eina klasės auklėtojui, tikrai labai svarbus ir labai atsakingas darbas mokyklose. Toliau yra socialinis pedagogas, turim psichologą ir aišku, mes visi administracijos atstovai ir dalykų mokytojai tikrai labai didelį dėmesį skiriam. Ir tokius vaikus mes matom ir girdim ir visada koridoriui tu eini ir paklausi, kaip tu šiandien jautiesi, ar tu šiandien miegojai, kas pas tave gero. Ir kai klausiam to visi, vaikas pamato, kad jis yra svarbus, jis tai vertina ir jis auga. Ir iš tikrųjų augam, mes džiaugiamės savo vaikais ir tą darom tikrai kiekvieną dieną. Būna nesėkmių, bet labai labai nedaug. Turbūt per 17 metų nesėkmę suskaičiuoti užtenka vienos rankos pirštų, kur tikrai galim pasakyti, mums nepavyko, bet dauguma pavyksta. Ačiū. Algis. Aš galvoju apie Arūno klausimą. Jis klausia, ar švietimas gali pakeisti žmogų, ištraukti iš socialinės balos ir taip toliau. Aš galvoju, kad mes turėtume pirmiausia susitarti, kas yra švietimas. Kad švietimas tai nėra žinių įprikimšimas į galvą. Tai pirmiausia yra taip, kaip Milda sako, tai žmogaus, savarankiško žmogaus, mąstančio žmogaus kūrimas. Visiškai nesvarbu, ar jisai chemijoje ten turės 10 ar 3, tai absoliučiai nesvarbu. Galbūt jis negabus chemijoje. Rimtai aš jums pasakysiu, aš chemijoje vos pratempiau chemiją, nors aš dirbau labai daug, bet palaukit, esmė ne tame. Gerai, aš turėjau fizikos tenais 10, bet aš iš fizikos tų esminių dalykų, aš matematikos nebeatsimenu, aš universitete mokiausi aukštą matematiką, nieko neatsimenu. Aš ką noriu pasakyti, nežinios žmogų užaugina, bet kaip Milda sako, smalsumas, kūrybingumas, kritinis mąstymas. Ir tie dalykai atsiranda nekalant kažkokius tai dalykus, bet mokykloje, pavyzdžiui, sako, dabar jūs perskaitėte Žemaitės ten Martinų ir parašykite kažkokią ten tipo recenziją, rašinį. Ir tu turi parašyti taip, kaip parašyta kritikų ten, kaip turi būti parašyta. Ne. Žmogus auga tada, kai jisai rašo taip, kaip jisai jaučia iš savęs. Tai va čia, man atrodo, yra esminis dalykas, ką kalbėjo Milda, kad mes turime auginti vaikus ne turinčius kažkokias tai akademinės žinias. Taip, nesakau, kad jos nesvarbios, bet jie įgis, kai jiems tikrai jų reikės. Mes turime auginti vaikus tokius, kurie norėtų įgyti akademinės žinias, kurie būtų smalsus, kurie būtų kūrybingi ir kurie eitų link šviesos. Ne mūsų spiriami, ne mūsų aiškinami, kad va čia tokios taisyklės, tokios gairės, varyk. Ne, kad jie iš principo norėtų būti tokie, kad jie suprastų, kad išsilavinimas ir žinios yra nuostabus dalykas. Tai nėra pažymys, tai nėra jo alga, kuri bus rytoj. Tai yra tiesiog nuostabus pasaulio pažinimas. Va čia yra esmė. Jeigu tokiam žmogui iš to socialinio dugno mes jį užauginame tokiu, tai nesvarbu, ką jis dirbs. Jis gali būti santechnikas, jis gali būti ten stalius, bet jis bus nuostabus žmogus ir jis niekada nekris į socialinį dugną vien dėl to, kad jis neišmoko chemijos ar fizikos. Jis bus žmogus. Kas? Visi kartu. Aš turiu daryti, klausyk, Arūnai, aš turiu daryti tai.
Milda turi daryti tai, visi mokytojai turi daryti tai, medikai turi daryti tai, mes visi, apie ką ir kalbam, kas yra pilietiška visuomenė, tai yra ta, kuri rūpinasi savo vaikais, kokie jie bus rytoj. Ne savo užpakaliu, ne savo rūpinasi, ne savo alga, ne savo kažkokiu tai ten titulu, bet tuo, kokie mūsų vaikai bus rytoj. Ar jie bus laimingi, ar jie neš tą jungą, kurį mes ten nešam dėl pinigų, dėl kažkokių tai dalykų, ar jie gyvens savo nuostabų, puikų gyvenimą, kurį mes jiems ir norime duoti. Čia yra esmė. Mes turime išmokinti, užauginti tuos vaikus žingeidžiais, smalsiais ir besidžiaugiančiais pasauliu. Tai mes, aš, Arūnai, tu, Arūnai, visi. Ačiū. Ačiū labai už įkvepiančią kalbą, bet iš tiesų čia kolektyvinio veiksmo problema dažniausiai būna, kai yra kolektyvinė atsakomybė, tai niekas ir nesijama to darbo. Bet ir ypač apie ugdymą, aš pati turiu tokią patirtį, mes gauname studentus iš mokyklos ir ką stebime, labai prastėjantį raštingumą, kalbos raštingumą. Ir tiesiog jau nemalonu darosi, nes, tarkim, institute labai daug rašo rašto darbų studentai. Ir, nesinori taisyti, bet negali netaisyti, aš jau skaitau ir vis tiek aš tas gramatinės klaidas taisau. Ir tada toks piktis į man natūralus, tai ką jie veikia mokykloje. Ir klausimas, kur turi atsirasti kieno tai atsakomybė, bet ko gero labai svarbus dalykas yra ir tas kontraktas, susitarimas visuomenės, kad mes visi kaip visuomenė turime įsipareigojimą ugdyti naują kartą, nes čia, jeigu labai paprastai žiūrint, jie uždirbs mūsų pensijas ir kurs Lietuvą, kurioje gyvename, bet bendrai, jeigu mes norime Lietuvą matyti gražesnę, tai čia jau ne apie mus, čia apie tuos, kurie auga. Vytautai. Čia labai daug paliesta dalykų. Aš pirmiausia su Arūnui atsakyčiau taip, jo labai trumpai. Taip, atsakymas. Norėčiau pasakyti, kad dar labai svarbus momentas yra, kad universitete būtų daugiau regionų atstovų, jaunųjų studentų, nes ką medicinoje pastebime, Vilniuje ir Kaune, dabar daugiau negu pusė studentų yra iš Vilniaus ir Kauno, iš 2 tik tai didmiesčių, visgi tai yra trečdalis Lietuvos gyventojų, taip, ir 2/3, sakysim, telpa į tą mažesnę pusę. Tai reiškia, kažkas tai ne taip yra turbūt, nes kada mes turim Vilniečius ir Kauniečius universitetuose, tai galiu pasakyti statistiką, tarkim, šeimos gydytojas su pač šeimos gydytojas, beje tiesa, aš baigęs Antano Smetonos vidurinę mokyklą, tai esu tos pačios mokyklos kaip ir Giedrė, bet pastebėm tą tendenciją, kad yra problema, reikia tos žmonės išsiųsti paskui, ar ne, Vilniečius, Kauniečius į regionus, o kokia yra statistika? Tai šeimos gydytojų yra 12-10 tūkstančių gyventojų Kaune, Vilniui 7,1, o pavyzdžiui, kur nors Rokišky yra 2,5, 10 tūkstančių, taip? Ir kodėl? Todėl, kad Vilniečiai ar Kauniečiai labai retai nori išvykti, grįžti į regioną. Aš ir tai, Ukmergiškis, bet dirbu Vilniui, taip. Tai šansas, kad Vilnietis važiuos į regioną yra daug mažesnis negu vietos baigęs čia žmogus. Ir daug šalių ieško sprendimų. Būtų labai gerai, kad kažkaip tai mes išsuktumėm tai, kad regionai būtų stiprus švietimo tinklas regionuose, kad tie jaunimas ateitų į aukštąsias mokyklas ir vėliau sugrįžtų ir dirbtų. Tai yra, manau, teisingas sprendimas. Ir dar vienas dalykas galėtų būti čia labai, negalima sakyti, kad mokykla už viską atsakinga. Mano mama lietuvių kalbos mokytoja ir aš puikiai žinau, kad tą atsakomybės naštą jinai neša ir dabar jau išėjusi pensiją, kad reiškia jinai atsakinga už tai, kad tu blogai parašei Facebook'e su klaidom, kaip tu taip gali, bet reikia taisyti šitoj vietoj. Reiškia ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai mokymasis visą gyvenimą, tai yra viso gyvenimo procesas. Ir jeigu kažkur tai mokykloje kažko tai kažkas neišmoko arba kažko nereikia, kaip Algis sakė, greičiausiai, aš galiu pasakyti, iš manęs buvo prastas dailininkas. Tai reiškia, noriu pasakyti, kad mokymosi visą gyvenimą platformos turi būti atviros ir čia universitetų vaidmuo labai svarbus. Čia mūsų tikrai su Margarita vaidmuo kaip universitetų atstovai, nes dabar pradėjom tokią kampaniją, šiek tiek paskaitų universitetinių visuomeniai ir pagalvojom, mes tai darom su gydytojais nuolat, nes gydytojai mokosi nuolat, jie turi surinkti valandas ir jie ateina
Bet visuomenė irgi reikia tų žinių ir iš tikrųjų reikia dirbti su visuomenė. Ir aš žinau, kad yra nepasitikėjimo ir komunikacinėje erdvėje, pavyzdžiui, tokioj, kaip kada mes kalbam apie vaistus ar ne įvairius, nes jūs pažiūrėkit sveikatos laidą, sako, dabar išgerkite tabletę ten nuo rėmens ir staiga reklama, jeigu šitą gersi. Žmonės netiki tuo, nesako, tą reikia parduoti. Aišku, tai reiktų irgi kritiškai žiūrėti, irgi renkiesi Volkswagen ar Audi ar Toyota, taip, iš esmės, bet žmonės sveikatai suteikia super didelę reikšmę ir jie sako, ne, čia taip negalima rinktis, bet iš tikrųjų mokyti žmonės kritiškai atsitraukus žiūrėti ir iš kitos pusės gauti tokios nepriklausomos daugiau informacijos. Universitetų vaidmuo būtų čia svarbus ir to finansavimo nepriklausomo, nes tokios sveikatos laidos, kuriuose yra daug farmacinio verslo intereso ir reklamos, jos žmonės demotyvuoja siekti sveikatos, čia irgi yra tiesa. Ačiū labai, Vytautai, iš tiesų universitetų rolė svarbi, kaip ir kitų veikėjų rolė. Ir ypač dabar, nes mes matom labai aiškius visuomenės pokyčius, naujos technologijos, trukinėjantys socialiniai kontraktai, demokratijos krizė. Ko gero, po 20 metų mes gyvensime šiek tiek kitokiose visuomenėse, negu mes esame įpratę. Čia ir vakarų galios nuosmukis, ir klimato kaita. Na ir ne vienas neišvengsim to mokymosi visą gyvenimą, nes reikės mokytis gyventi naujai. Ir todėl reikalingas kažkoks įsipareigojimas bendras, kad ne tik tai jaunąją kartą auginti, bet ir vieni kitiems padėti savo žiniomis, kad galėtumėm adaptuotis ir išgyventi. Bet vėl žiūriu į... Taip. Aš dabar jau būtų pasiėmiau. Sveiki, Šarūnas Radvilavičius. Kalbant apie švietimo iššūkius, ar jūs sutiktumėt, kartais yra kalbama, kad vienas iš tokių svarbių švietimo ateities iššūkių yra to institutalizuoto švietimo krizė. Ir tame tarpe ir tų profesionalių švietėjų prestižų mažėjimas. Ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų mokslininkai. Ir čia gali būti keli pavyzdžiai. Vienas pavyzdys - technologijos įgalina dabar vaikus dažnai būti didesniais ekspertais negu suaugę. Kitas pavyzdys - internetas, socialiniai tinklai. Ką man gydytojas, aš galiu viską surasti internete. Aš paskaitysiu chatus ir iš esmės man visi patars, kaip man gydytis. Ir tame yra, atrodo, kaip ir blogai, bet iš kitos pusės yra ir gerų pusių. Mes matome, kad švietimu užsiima žymiai daugiau žmonių šiandien. Užsiima menininkai, užsiima mokslininkai, tai kas anksčiau buvo palikta tik tai mokyklai ir universitetui. Tai mano klausimas būtų, ar jūs manote, kad ta krizė jinai bręsta, ar jinai jau yra ir tai yra gerai, ar tai yra blogai? Ačiū. Ačiū, tai nuo Vytauto dabar pradėsim. Taip, čia geras klausimas, iš tiesų taip, ta krizė yra tam tikra, bet o ką mes galim daryti? Mes, manau, kad turim dėti tas pastangas toliau. Neturim užleisti tos erdvės, ar ne, kažkam tai kitam. Ir nepaisant to, kad žmonės, kurie... Taip, aš susiduriu su situacijom, kai studentas žino daugiau už mane. Man yra didžiausias iššūkis ir jeigu pirmiausia, ko noriu mokytis edukacijos, kaip tokiose situacijose elgtis. Nes studentai pasiruošia ir tai yra, dabar jie turi prieimą prie tiek informacijos šaltinių, kiek mes neturėjom, kai mes studijavom. Ir iš tikrųjų daug yra tokių iššūkių, kada būti viešoje erdvėje ir labai sudėtinga, nes žmonės, kurie arba nusiteikia kritikuoti, arba ginčytis ir taip toliau, jie randa labai daug dalykų, kur tu gali neatkreipti dėmesį, nes kiekvienas tavo sakinys ten stebiamas ir paskui. Bet mes nelabai turim pasirinkimo, mes turim būti tenai, nes čia, aš tai priimu kaip iššūkį, kurį turi jį priimti, nes norint išlikti vakarų visuomeniai, reikia aktyvių žmonių, reikia dalyvaujančių žmonių, reikia veikti ir mes tą turėsim labai ilgai. Karas Ukrainoje pasibaigs, bet nepasibaigs karas reiškia prieš vakarų visuomenę. Ir aš manau, kad vienas dalykas, antras dalykas, tiesiog auginant jaunąją kartą,
mes turim būti tie, nes būtent ta ir jaunoji karta, ji labai orientuojasi į mokytojus, turbūt, ar ne, tos visos generacijos, reiškia, jeigu pažiūrėti jauniausią kartą, jiem labai svarbus mes. Mes net, pavyzdžiui, nesuprantam, ar reiškia, kokie esam svarbus savo studentam. Aš paklausau kartais, ką jie sako, vat kažkur užkulisiuose arba kur nors laidoj dabar kokioj nors. Jis prisimena, kad aš jam tai sakiau, nors nepameni mano pavardės ir aš atpažįstu, kad čia aš tą sakiau. Ir aš galvoju, Dieve, tu mano, šiaip pasakiau praeidamas, buvau ten tokioj nuotaikoj blogoj, o jis ten net radio laidoje LRT pasako. Tai reiškia, tai yra darbas. Nežinau, labai sunku atsakyti. Tai tam ir yra kolektyvinis veiksmas, tai Algė paprašysiu. Aš tai sakyčiau, kad taip, ta krizė ateina ir ją reikia džiaugtis. Dėl to, kad mokiniai taps protingesni už mokytojus. Jeigu tie žingeidus mokiniai, kurie domisi, jie savo keliais rinks informaciją, kuri galbūt lieps, vers mokytojus pasitempti. Aš esu patyręs irgi, esu vedęs fotografijos kursų suaugusiems žmonėm ir mes savaitę su jais ten keliaudom ir aš juos mokydavau ir staiga vienas ar kitas pasako, o žinai, tu pasakoji šitaip, bet aš skaičiau, kad yra šitaip ir šitaip. Ir man truputį taip, tada aš pasiskaitau ir suprantu, kad aš iš jų irgi gaunu žinių ir tada aš paskaitau dar daugiau ir mes šitokiu būdu mes dalindamiesi keliame savo žinojimo lygį. Tai jeigu bus tokie mokiniai žingeidus ir smalsus, tai tik į naudą mūsų visiems, mūsų visai visuomenė tik bus tik į naudą, jeigu jie ateis į paskaitą ir sakys, žinot, profesoriau, tai aš skaičiau, kad žinokit, va ten taip viskas daroma. Ir profesorius sakys, blemba, rimtai. Ir kitą dieną profesorius ateis sakys, bet žinokit, aš skaičiau, kad dar truputį, dar kitaip yra naujausi. Ir tada jie, mes daugiau sužinosime. Tai yra čia labai gerai, kai mokinys stengiasi praukti mokytoją. Tai yra nuostabu. Ir aš galvoju, tuo reikia džiaugtis. Taip, galbūt kris kažkokių tai mokytojų autoritetas, tų mokytojų, kurie nenori nieko sužinoti naujo, kurie skaito iš konspekto, ten 30 metų to paties. Aš esu turėjęs universitetą tokių dėstytojų, kurie iš to paties konspekto jau sučiūrės visas, ten jau nebe raidžių nebeperskaita, jisai ten aiškina, kas jau 100 metų pasenę. Tai, tai tokių mokytojų krizė laukia. Tai sėkmės jiems. Čia irgi labai svarbus visuomeniai momentas, ko man atrodo trūksta Lietuvoje, sugebėjimas priimti kritiką ir tos kompetencijos ugdymas, nes su tuo labai ypač universitetuose labai dažnai žmonės susiduria. Taip, nėra gėda, aš pritariu, aš irgi labai džiaugiuosi žingeidžiais studentais ir labai man geriau dirbti su labai protingais yra lengviau. Bet visko pasitaiko, tai čia misija yra dirbti su įvairia publika, bet sugebėjimas priimti kritiką čia labai labai svarbi, aš nežinau, kompetencija. Aš tai irgi pritarčiau, kad galbūt ne priešint, o integruoti dalykus ir kad tos informacijos yra labai daug. Tai yra iššūkis galbūt mokytojui patikrinti visus šaltinius, bet daug svarbesnė gal atsiranda vėlgi ta kita kompetencija mokytojui užduoti klausimus ir tą informaciją kritiškai analizuoti, nes dirbtinis intelektas, jis labai daug netiesos ir, kaip žinia, teisės sferoje tai netgi yra dabar, tokios etikos nuobaudos, jeigu cituoji bylą, kurios iš tikrųjų nėra, nes tau dirbtinis intelektas ją sukūrė ir tu nepatikrinai. Tai manau, kad atsiranda kiti dalykai, kur mokytojas vis tiek bus labai svarbus, brandus mokytojas. Ir tos informacijos srautai, tai jie yra irgi iššūkis iš savęs, su jie gyventi ir viską žinot. Giedrė, atsiprašau, jau čia supainiojau. Viskas tvarkoje. Iš tikrųjų, mes su tuo gyvenam jau senai. Tikrai vaikai ateina, atsineša informaciją, bet labai dažnai ta informacija, kurią pateikia dirbtinis intelektas arba visagalis Google'as, jinai būna su dalykiniam klaidom. Ir yra iššūkis tą patį jau ten, informacija, klausyk, surask klaidą. Surask, šitam tekste klaidą parašysiu 10. Ir tą klaidą ieško labai ilgai ir sunkiai. Tai mūsų tas vaidmuo yra, kad vaikas kritiškai galėtų priimti informaciją. O reikia pasakyti, kad jeigu mes imam tą dalykinę informaciją mažai keičiasi. Jeigu atsiranda, kaip mano dalyke, nauji junginiai, vis tiek struktūra atitinka prieš 100 mečių sukurta struktūra, jinai yra vienoda. O klaidos, tai pavadinime ir dar kažkur, tai
Tai mes su tuo dirbam ir labai norim, kad mūsų vaikai mokėtų kritiškai vertinti bet kokią informaciją. Ir tai nėra blogai, nes mes visų tinklų pasižiūrėti negalim. Ir aš labai dažnai vaikam net namų darbus duodu. Pasižiūrėkite virtualioje aplinkoje, kokią informaciją rasite, pavyzdžiui, apie naujausius panaudojimo šaltinius, apie automobilių kurą, kaip vandenilį naudojimą. Nu, žodžiu, visokių dalykų pagalvoji pats, kad tuos vaikus skatinti kritiškai mąstyti. Ačiū labai visiems. Ir dabar jau, kadangi liko tik kelios minutės, turiu tokį prašymą iš organizatorių. Na, diskusijos yra nuostabu, bet šalia diskusijų labai gerai dar būtų nueiti ir kažką padaryti. Ir tam, kad kažką padarytumėm, tai reikia žinoti ką. Tai ko gero čia negims kažkokie dabar genialūs sprendimai, bet gal vėliau iš to, ką mes pasiūlysim, kažkas atsitiks, mažas žingsnelis į priekį. Tai aš paprašysiu kiekvieno iš diskusijos dalyvių, na, trumpo vieno kažkokio tai projekto ar tikslo, ką reikėtų padaryti, ką turėtumėm padaryti, kad švietimo situacija Lietuvoje būtų geresnė ir Lietuva būtų sėkmingesnė. Tai dabar Vytautas laiko. Tai... Universitetai, kaip jau sakiau, vaidina labai svarbų vaidmenį. Pats esu po diplominių studijų prodekanas, tai mokymasis visą gyvenimą yra mano sritis. Ir čia, manau, yra didelis darbas, kurį turime padaryti. Aišku, nors Margarita sakė, jau apie pinigus nebūtinai šnekėti reikia. Ir galbūt ne 100 milijardų, čia reikia, kaip diskutavom prieš susitikimą, bet turi būti atrastas kanalas, finansavimas mokymuisi visą gyvenimą įvairiose srityse, kurios tikrai labai svarbios ir susijusios su visuomenės atsparumu. Norėčiau sakyti tokį žodį, kurį laikau svarbiu šiuolaikinėje aplinkoje. Tai manau, kad tie mokymai galėtų būti labai naudingi ir galbūt atrasti metodikas, kurios leidžia tuos mokymus padaryti tokius, kurie įtraukia didelę visuomenės dalį, nuolat komunikuoti apie tai. Tai dirbti turbūt su visuomenė, mokymosi visą gyvenimą srity, turbūt universitetams atrasti savo vietą ne tik tai studentų ugdymo, reiškia, bet ir mokymosi visą gyvenimą srity. Ačiū Vytautai, tai rytoj ir poryt ko gero galėsim pratęsti šitą diskusiją Birštone, nes vyksta Vilniaus universiteto vadovų strateginė sesija ir mokymas visą gyvenimą yra vienas iš strateginio plano klausimų. Ir dabar kreipiuosi į Algį. Nu, aš kadangi ne iš universiteto bendruomenės, tai iš tokių socialinių tinklų, tai galiu pasakyti, kad turbūt mūsų kiekvieno uždavinys yra ir tikslas turėtų būti patiems domėtis daugiau ir šviesti aplink save esančius žmonės. Tai nebūtinai tu turi būti ten kažkoks influenceris, tu gali tiesiog mažiau skrolinti kačiukų šuniukų, daugiau informacijos, naudingos informacijos rasti ir dalintis tą informaciją su savo draugais, su savo aplinkiniais, kad nu, tiesiog savo tą ratą, kur susitikę prie kavos. Papasakokit, ką sužinojote vakar. Pavyzdžiui, einat su drauge susitikti, ne, išgerti vakare kavos. Ir vat, jūsų užduotis savo tokia yra, aš kažką tai sužinojau, pasigūglinau, paskrolinau ir dalinuosi su to žmogum. Mes kalbamės apie tai. Mes kalbamės ne apie tai, kokie aš ten batus nusipirkau ar kažką, bet mes kalbamės apie dalykus, kurie mus truputį kilsteli aukštien. Tai, mano galvoju, toksai paprastas, daug finansavimo nereikalaujantis dalykas, bet kiekvienam prieinamas. Ačiū labai, Algi. Čia aš tiesiog žiūriu kaip į reklamą. Tai kiekvienas išėjęs iš šitos diskusijos turi parašyti po postą, ką išsinešė iš diskusijos ir šviesti visuomenę. Labai paprastas žingsnis. Giedre. Ką pasiūlyčiau? Iš tikrųjų pasiūlyčiau glaudesnio tarp institucinio bendradarbiavimo su mokykla. Mes tikrai laukiam, tikrai priimsim, su Mo muziejumi mes labai gražiai bendradarbiaujam, su Vilniaus universitetu taip pat. Bet reikia pasakyti, kad iniciatyva ateina iš mūsų mokytojų, iš vaikų poreikių, iš žinių poreikio. O norėtųsi, kad tai būtų, nu, nežinau kaip, kažkaip tai lengva.
Atsidarei puslapį ir matai, vat, kontaktai koordinatoriaus veiklos su mokyklomis. Iš karto skambinu, iš karto viską žino, man atsako, kalendoriui pasižymi, nes tai tikrai tas bendradarbiavimas realiai gyvenime atima labai daug laiko. Tai vat norėtųsi tikrai glaudaus bendradarbiavimo ir tokio sąlyginai lengvo. Ačiū labai, Giedrė ir Milda. Tai iš tikrųjų bendradarbiavimo ir gal pratęsiant praeitą diskusiją, kad kiekvienas turim labai stengtis daryti tai, ką galim, tai vat muziejus, dirbti ir būti lengvi partneriai, mokytojams būti naudingi, skleisti žinią, komunikuoti, va tas yra labai svarbu, nes iš tikrųjų geri dalykai vyksta, bet jie nebūtinai lengvai pasiekiami. Tai gerai daryti tą, ką darom ir apie tai skleis žinią ir kad, na, iš tikrųjų vienytumėmės apie tuos dalykus, apie ką visi sutarėm labai stipriai. Didelis dėkui mano pašnekovams, Giedrei, Vytautui, Mildai ir Algiui. Ačiū Jums labai už nuostabią diskusiją ir ačiū labai klausytojams, uždavinėjusiems klausimus ir klausiusiems, tas irgi yra labai svarbu ir tikiuosi, kad kiekvienas išsineš kažkokią mintį iš tos diskusijos ir švies visuomenę ir tai prisidės prie sėkmės Lietuvos švietime. Ačiū.